Išlipome į eilinį Turkijos kurortinį miestelį, kur gyventojų irgi yra apie 30 tūkstančių ir eisim promenadą link miesto centro apžiūrėti. Tų visų kurortinių miesteliai labai panašus, kai tik jų ta promenada iš abiejų pusių būna pastatyta su kavinukėm. Pati pakrantė taip siaura irgi, arba žvyras, arba toks šiurkštus smėlis. Bet čia degintis kažkaip tai nebūtų net smagu man tarp to tam tokiam šiukšlyne. Mūsų tikslas bus pasėdėti kurioj nors kavinukėj ir apžiūrėti vieną antrą miesto įžymybę. Čia statula prie Turkijos žemėlapio yra jų smarkiai garbinamas ten buvęs vadovas Ataturkas, kur pakeitė jų raštą. Tai čia tų statulų kiekvienam mieste yra. O miesto centrai yra užkišti parduotuvėm, kur kiekvienas turkas tai jau klausia, iš kur tu esi ir stengiasi ką nors įkišti, kokį menkniekį parduoti. Tačiau kažkaip buvo neįprasta, bet paskui nekreipiu dėmesį į tuos klausimus ir siūlymus. Arkadaki ikisine. Palaukit, neliekit. Sorana. Atrodysiu ledinį leidį. Pamatysi. Apsirengiau pati kažkaip. Kaip gulbė. Ir ilgis tam būtų. Kaip gulbė. Ir aš vėl einu. Į baltą vakarėlį. O čia esam prie vieno iš 7 senovės pasaulio stebuklų Halikarnaso mauzoliejaus griuvėsių likučių. Čia kažkada buvo mauzoliejus 45 metrų aukščio, bet per žemės drebėjimus sugriuvęs ir dabar tik tai yra, tik tai kas ir matos. Bet pliusą užsidėjom, kad buvom.
Einam. Ir pasidėjo kavinukiai, apžiūrėjo griuvėsius, grįžta. Vėl Einam į laivą. namus. Ilsėtis ir vakare išplauksim.